Šis neteisėtas įsibrovėlis migrantas buvo pagautas valgantis balandį Jungtinės karalystės gatvėse. Ir šiandien mes apžvelgsime kai kuriuos socialiai nepriimtinus elgesio pavyzdžius, dėl kurių kai kurie žmonės jaučiasi taip, lyg galbūt tai ne tos kultūros, kurios turėtume įsileisti į savo miestą. Būkite atsargus, jei jums nepatinka žiūrėti, kaip valgomi balandžiai, šis vaizdo įrašas gali būti ne jums. Tu valgai balandį, tu jo valgai. Taip, tu negali jų valgyti po velnių. Supranti? Tu nori, kad tave bandytų nužudyti. Policijai. Problema ta, ką po velnių tu darai su lova? Turiu omeny. Ką? Kokia problema? Turiu omenyje faktas, kad jis sakys, kokia problema. Tai iš esmės pasako visą problemą, ar ne, mieloji? Vaikinai, nesijaudinkit. Turime ir kitų vaizdo įrašų, pavyzdžiui, kaip šis vyras plauna kojas viešame kriauklėje, arba šį nuostabų šokį, kuris tikrai leidžia jaustis ramiai dėl jų elgesio. Ir priminimą, kad jie čia ne tik tam, kad sėdėtų ir valgytų jūsų balandžius. Jie čia tam, kad užkariautų ir perimtų valdžią, kaip jie patys sako, bet prie to dar prieisime. Negali valgyti gatvėje rastų balandžių, brangiau. Iš kur tu, žmogau? Iš kur tu, žmogau? Man reikia laiko. Kam tau jo reikia, mažutė? Ji Tai didelė negali problema. kristi. Ji yra tavo mažoji dvynė. Iš kur tu esi? Iš kur tu po velnių esi? Jūs mažos kekšės. Ar jūs gaudote paukščius ir juos žudote, ar ne? Taip, jūs tikrai taip darote. Eik po velnių. Iš kur tu, žmogau? Taip. Iš kur tu? Iš kur tu? Eritreja. Tu prakeiktas garbanotas, aš ne Artiom. Įmonė sustoja. Gaudau tą prakeiktą balandį. Tai didelė problema, tau neleidžiama taip daryti. Žinai ką, negaišk laiko dėl to vaizdo, aš tau galvą nuimsiu. Gerai, iš kur tu esi? Tiesiog suėda, nužudo ir suėda balandžius. O dieve. Dieve mano. Sako, jei importuoji trečiąjį pasaulį, gauni trečiąjį pasaulį. Manau, mes galėjome suprasti kažką ir tas kažkas gali būti tiesa. Turiu jums dar daugiau nuostabaus turinio. Šis keltas nebeveikia ir nebegrįž. Jei norite, galite persėsti į kitą. Išeikite iš keltų einančių į terminalą. Palaukite. Šlykštų. Taip, noriu, kad visi šiek tiek pažaistumėte su tuo. Nežinau, ar tai yra restorane. Dieve mano, tai yra restorane. Dieve mano, tai yra restorane. Jis plauna kojas restorano kriauklėje. Vaikinai. Šis keltas neveikia ir nebegrįž. Jei norite grįžti. Exit the ferry. Tiesioginė prasme viduje. Gerai, tai yra Stateno salos kelte. Maisto zonoje jis plauna kojas kriauklėje. Ir viskas, ką galiu pasakyti, vaikinai, jei importuojate trečiąjį pasaulį, gaunate trečiąjį pasaulį. Tai taip šlykštu ir nehigieniška. Ir jei manote, kad tai tik Jadakado ar Jadavav problema, turiu omenyje, kad tai vyksta ir Romoje. Scusa, signora. Teisingai. Atsiprašau. O, mes to nepadarėme. Robitas, ne! Aš esu nepakantė! Robitas, ne! Nekelk ragėlio! Na, turiu omenyje. Na, gal sakysi, kad esu dramatiška, bet man atrodo, kad čia susipina psichikos sveikatos problema ir dominavimo ženklas, nes normalūs žmonės viešumoje taip nesielgia. Supranti, ką turiu omenyje? Bet vėlgi, jie bando viską perimti jų pačių žodžiais. Paklausyk šitą. Mes. Nenorina būti tarp tų žmonių. Mes esame musulmonai ir sekame pranašu Muhamedu sallallahu alaihi wasallam. Mes laikome šariato įstatymo ir laikome šios šalies įstatymų, kaip nurodė Alachas. Taip, mes pirmiausia laikome šariato įstatymo. Mes nenorime laikyti šalies įstatymų. Mums nerūpi socialinės normos. Jei reikia nusiplauti kojas, nusiprausime jas virtuvėje. Žinoma, tai visiškai priimtina. Jei esame alkani, valgykime gatvės balandžius. Ir jei turime daryti keistus dalykus, darykime tai taip pat. Ir šis vaizdo įrašas dabar tapo itin populiarus, nes, na, tai ne tik teorija, kad jie sako norintys viską perimti. Jie iš tikrųjų tai daro. Kariai. Kiekvienas prakeiktas iš jų sporto salėje šį rytą yra migrantas. Kiekvienas iš jų. Čia nėra darbo. Išeisiu. Daugiau, kaip sakoma, tai dalis minutės limitą. O, hier. Nee, Jobs.
Tavo prakeikti batai arba... Aš tu tiesiog pats negaliu čia suprasti nė kiekvieną vieno jo žodžio. prakeiktą akimirką. Kiekvieną rytą ir jau pradeda rinktis grupės, laukiu, kol jis pasakys bent vieną žodį ir aš tiesiog, žinau. Jei jau kalbame apie pačius nesocialiausius elgesio pavyzdžius, tai neseniai migrantams išdalintas įžaginimo vadovas iš esmės pasako viską, ką reikia žinoti apie socialiai nepriimtiną elgesį. Na, pažiūrėkite. Tai neseniai buvo išdalinta Jungtinės karalystės gatvėse. Na, ne gatvėse, o imigrantams ir vyrams. Iš tikrųjų, net nežinau, ką dar apie tai pasakyti. Labas vakaras. Vidaus reikalų ministerija, atrodo, ką tik pripažino, kad jie importuoja prievartautojus ir pedofilus. Manau, visi galime sutikti, kad prievartautojai ir pedofilai tikriausiai yra socialiai nepriimtiniausi iš visų. Jie nelegaliems migrantams dalyja brošiūras apie tai, kaip neprievartauti moterų ir vaikų. Turėjai prie to pridėti ir tai: nevalgykite gatvėje rastų balandžių ir nesiprauskite kojų viešuose kriauklėse, ypač virtuvės kriauklėse. Bet matyt, tai jiems buvo per daug specifinė informacija. Prieglobsčio prašytojams buvo pasakyta, kad seksas su vaikais yra blogai. Brošiūroje rašoma, kad įstatymai ir papročiai čia gali skirtis nuo jūsų gimtosios šalies. Joje rašoma, kad seksas su asmeniu jaunesniu nei 16 metų Jungtinėje karalystėje yra rimtas nusikaltimas. Net jei jie sutinka, tai vis tiek yra neteisėta. Jūs galite patekti į kalėjimą, prarasti paramą ir apgyvendinimą, ir tai turės įtakos jūsų prieglobsčio prašymui. Atkreipkite dėmesį, kad ten nėra pasakyta, jog būtinai būsite deportuotas, jei išprievartausite vaiką, ar kad jūsų prieglobsčio prašymas būtinai bus atmestas. Ir neteisėti imigrantai turi būti iš tikrųjų informuoti, kas yra išžaginimas. Štai kaip tai paaiškinama. Jungtinėje karalystėje abu žmonės turi sutikti lytiniams santykiams. Tai vadinama sutikimu. Tai vis tiek yra neteisėta, net jei esate susituokę, arba jei anksčiau jie sakė taip, bet dabar sako ne. Tai turės įtakos jūsų prieglobsčio prašymui. Dar kartą, tai tiesiog turės įtakos jūsų prieglobsčio prašymui. Jūsų nebūtinai deportuos. Mes tiesiog labai nepalankiai tai vertinsime, ar ne? Viename puslapyje, pavadintame lyčių lygybė, prieglobsčio prašytojams sakoma, kad moterys Jungtinėje karalystėje gali dirbti, studijuoti ir laisvai keliauti be vyro leidimo. Kitame puslapyje apie smurtą artimoje aplinkoje įspėjama, kad galite būti suimtas arba patekti į kalėjimą, jei smurtaujate fiziškai ar emociškai prieš savo partnerį. Jiems netgi reikia pasakyti, kad niekada nebandytų turėti lytinių santykių su žmogumi, kuris miega, yra apsvaigęs arba aiškiai negali duoti sutikimo. Ir dar viena detalė. Jiems netgi sakoma, nes matyt to reikia, kad jie neturėtų žaloti moterų lytinių organų. Tai yra tokie žmonės, apie kuriuos Vidaus reikalų ministerija žino, kad jie atvyksta į Didžiąją Britaniją. Ir žinote, jiems netgi įspėjama, kad jie neturi teisės daryti kieno nors seksualinio pobūdžio nuotraukas ar vaizdo įrašus be to asmens sutikimo arba dalintis tais vaizdais be sutikimo. Štai, tai yra įrodymas šiame dokumente. Tai yra įrodymas, kad importuojamas visiškai socialiai nepriimtinas elgesys. Nes, dar kartą, jei importuoji trečiąjį pasaulį, gauni trečiąjį pasaulį. Jei importuoji žmonės, kurie mano, kad galima valgyti balandžius nuo gatvės, jie valgys balandžius nuo gatvės. O jei importuoji žmonės, kurie mano, kad galima plauti kojas jūsų virtuvės kriauklėse, jie taip ir darys. Ir jei jie tiki, kad gali fotografuoti ar žaloti lytinius organus, ar turėti lytinius santykius su miegančiais žmonėmis. Turėti lytinius santykius su miegančiais žmonėmis. Jūs suprantate, ką turiu omenyje. Bet kuriuo atveju visi tie dalykai tampa priimtini, jei importuoji žmonės, kurie mano, kad tai yra priimtina. Tai kodėlgi mums tiesiog neimportuoti žmonių, kurie mano, kad tai yra priimtina? Argi aš nesu su mani. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.